Голодували, щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставимо кінець. Я Речі, що так і тарять на книжного кота, такого критерію. Ми воювали, мали свободу, що ми не стали. Нашого народу не було і немає. З голоду тихо здихає. Our friends from Russia. You are always welcome visitors to our beautiful resort town of Druskininkai. Enjoy your stay here and come again. We are not protesting against the Russian people, but we do not agree with Putin's aggressive policy in Ukraine. Дорогие наши гости и друзья из России, мы всегда приветствуем вас в нашем замечательном курорте Druskininkai. Отдыхайте. Labai jau daug laiko praėjo nuo tada, kai mes čia kalbėdavom tuose aikštėse ir dabar, kas vyksta Ukrainoje, mums primena 91 metų pradžią, sausio 13 ir sausio laikotarpį. Ir jeigu mes lyginsim tuos du laikotarpius ir mūsų savijauta tada, ir mūsų veikla tada, ir Ukraina dabar, mes turėsim pripažinti, kad mes gyvename kur kas patokesniai situacijai. Mes važiuodavom budėti prie mūsų valstybės objektų pagal grafiką dažniausiai, bet grįžę ilsėdavomės savo lovose, kad dieną praleidę vėl važiuotume į Vilnių. Mes nebudėjom Maidane, kas buvo šiek tiek panašu į Maidaną, turbūt buvo mūsų Seimo rūmai. Ir svarbiausia, mes jau turėjom už pečių savo konstituciją, savo išrinktą valdžią, paskelbtą nepriklausomybę, savo valstybę. Maidanas viso to neturėjo. Jie įsteigė valstybę Kijevo centre ir pareikalavo, kad ta valstybė iš Maidano plėstos į visą Ukrainą ir kad ta valstybė būtų tvarkoma visiškai kitais pagrindais, nebe korupciniais, o demokratiniais. Ir jie tame Maidane gyveno ir ten buvo sukurta netgi tokia infrastruktūra, pavyzdžiui, netgi kultūrinė. Jau veikia ir Maidano biblioteka, ką aš sužinojau neseniai iš vieno kreipimosi rusakalbių mokytojų, rusų kalbos mokytojų asociacijos, tarptautinės asociacijos, kuri kreipėsi į Rusijos valdžią, pareikšdama, kad jų nereikia saugoti Ukrainą ir gelbėti, kad jie yra visiškai apsaugoti ir kad Maidane veikusiai bibliotekoje
populiariausia knyga, kurią visi skolindavosi garantuodami garbės žodžio, kad gražins, tai buvo Gogolio raštai. Taigi Ukrainoje veikia viskas. Maidane veikia ir vietinės valdžios struktūros, ir vietinių savanorių apsauga, kuri buvo padalinta į šimtines, ir ligoninės, ir galų gale kultūros įstaigos. Normaliais parametrais, normaliom sąvokom paaiškinti negalima, bet mes labai gerai žinom, kokiomis sąvokomis operuojama. Ir kada šiandieną mes turim didelį pasirinkimą televizijos kanalų, matom įvairiausias nuomonės apie tai ir matom, kaip žiūrėdami mums į akis, labai ciniškai, labai brutaliai meluoja, falsifikuoja daugybę faktų ir džiaugiamės, kad mes jau turim imunitetą, kad mes pajėgiam atskirti grūdus nuo pelų. Priklausomybės atkūrimo diena. Diena skaičiuojanti mūsų laisvės metus, apie kuriuos šiandieną svajoja ukrainiečiai. Minėdami savo šventę, mes mintimis būtinai grįžtame į praeitį ir prisimenu 90-osius metus, kai iš Ukrainos buvo telefonų skambučiai, atėjo laiškai, kuriuose buvo mintis, jums sunku, bet mes su jumis. Ačiū labai. Тарас Шевченко, Леся Українка. Хто наступний? Культу сили та грошей. Ми поставимо кінець. Я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. Нас корупції не буде, тут таким нема дешок. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. 1000 років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. З голоду тих роздихає.